Greičiausiai kasdien naudojamės programėlėmis, kurios be šios technologijos tiesiog neveiktų. Pagalvokime tarkim apie Netflixą ar Uberį. Na, o jų veikimo pagrindas – tai Apache Kafka. Būtent apie ją šiandien ir pasikalbėsime. Gerai, tai nuo ko čia pradėti? Galbūt nuo problemos, kuri kamuoja praktiškai kiekvieną šiuolaikinę programą. Įsivaizduokime, kaip suvaldyti nuolatinį, tiesiog nesustabdomą duomenų srautą ir dar realiojo laiku. Tai milžiniškas iššūkis. Ir žinot, bandant išspręsti šitą galvosūkį, paaiškėja, kad įprasti metodai tiesiog nebeveikia. Jų nebepakanka. Čia reikia visiškai naujoko požiūrio į tai, kaip mes apskritai galvojame apie duomenų perdavimą. Ir štai kaip tik čia ir atsiskleidžia visa Kafka esmė, jos filosofija. Pabandykime palyginti. Įprasta pranešimo eilė tai lyg konvejeris. Pranešimas jo pravažiuoja, pasiekia galą ir puf, jo nebėra. Išnyko. O Kafka veikia visiškai kitaip. Tai labiau panašu į nesibaigiančią archyvo žurnalą. Kiekvienas įrašas jame išlieka ir jį galima skaityti vėl ir vėl, kada tik prireikia. Ir dar vienas esminis skirtumas. Sistema nieko nebrūka. Vartotojai patys ateina ir pasiema duomenis tada, kai jie yra pasiruošę juos apdoroti. Ir štai čia pats esminis dalykas. Čia ir slypi visa Kafka magija. Duomenys nėra tiesiog persiunčiami iš taško A į tašką B. Ne, jie yra išsaugomi. Ir tas išsaugojimas vyksta vadinamajame commit loge. Tai toks nuoseklus, nuolat pildomas ir, kas be galo svarbu, gedimams atsparus registras. Būtent šis registras ir yra visos sistemos stuburas. Gerai, teorija aiški. O kaip visa tai veikia praktiškai? Dabar paimkime vieną pranešimą ir tiesiog sekime jo kelionę per visą Kafka ekosistemą nuo pradžios iki galo. Taigi visa kelionė turi 4 pagrindinius etapus. Viskas prasideda nuo gamintojo. Jis sukūrė pranešimą ir jį išsiunčia į tam tikrą, pavadinkime, kategoriją, kuri vadinasi tema. Ten tas pranešimas patenka į konkretų temos skirsnį. Tada jam iškart priskiriamas unikalus, nuoseklus numeris, vadinamasis poslinkis. Ir galiausiai, scenoje pasirodo vartotojas, kuris skaito pranešimus ir seka ties kurio būtent poslinkiu jis pabaigia skaityti praeitų kartą. Tai va, čia ir yra tie pagrindiniai Kafka žaidėjai. Turim gamintojus, kurie kuria ir siunčia pranešimus, turim vartotojus, kurie prenumeruoja temas ir tuos pranešimus skaito. Pačios temos tai lyg kanalai ir bedomenų srautų kategorijos. O poslinkis – tai tiesiog unikalus numeris skirsnio viduje, veikiantis kaip skirtukas knygoje. Jis leidžia visada žinoti, iki kurios vietos duomenys jau perskaityti. Gerai, bet kyla 2 labai svarbus klausimai. Pirmas, kaip tokia sistema atlaiko milžinišką apkrovą. Ir antras, gal net svarbesnis, kaip jį užtikrina, kad duomenys neprapuls, jeigu, kažkas tiesiog sugenda. Pažiūrėkime į mastelio problemą. Sakykim, turime temą su daugybė skirsnių. Jei kiekvienas vienintelis vartotojas bandys skaityti duomenys iš visų jų vienu metu, jis greitai taps, butelio kakleliu. Tiesiog nespės apdoroti tokio kiekio informacijos. Sistema pradės strigti, atsiras vėlavimai. Ir štai čia pasirodo vienas elegantiškiausių Kafka sprendimų – vartotojų grupės. Kokia idėja? Ogi labai paprasta. Sudedam kelis vartotojus į vieną komandą, į vieną grupę. Ir tada Kafka pati automatiškai kiekvienam tos grupės nariui paskiria po atskirą skirsnį. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad jie gali skaityti duomenis lygio greičiu. Tai leidžia neįtikinai lengvai didinti skaitymo greitį, tiesiog pridedant daugiau vartotojų į grupę. O kaip dėl gedimų? Čia į pagalbą ateina replikacija. Kiekvienas skirsnis, kiekviena duomenų dalis yra ne vienoje vietoje, o nukopijuojama per kelis skirtingus serverius. Viena iš tų kopijų tampa lyderiu, ji atsakinga už visus skaitimo ir rašymo veiksmus. Visos kitos kopijos yra pasekėjai. Jų darbas tiesiog sekti lyderį ir turėti identišką duomenų kopiją. Ir jei, nedaug dieve, lyderis sugenda, vienas iš pasekėjų yra automatiškai paaukštinamas ir tampa naujuoju lyderiu. Viskas įvyksta akimirksniu, be jokio duomenų praradimo. Gerai, sistema atrodo galinga ir patikima. Bet, kaip ir su viskuo technologijose, velnias slypi detalėse. Todėl dabar pakalbėkime apie Kafka duodamas garantijas ir apie tam tikrus bets, su kuriais tenka susidurti realiame pasaulyje.
Taigi, kalbant apie pranešimų pristatymą, Kafka leidžia pasirinkti iš 3 lygių. Galima sakyti, tai pasirinkimas tarp greičio ir saugumo. Pirmas lygis – daugiausiai vieną kartą. Greičiausias, bet mažiausiai patikimas. Pranešimas gali ir pasimesti, bet niekada nebus atsiųstas 2 kartus. Antras lygis – bent vieną kartą. Čia jau garantuojama, kad pranešimas tikrai nepasimes, bet yra rizika jį gauti kelis kartus. Ir trečias, pats tvirčiausias lygis – lygiai vieną kartą. Tai yra aukso standartas – jokių praradimų ir jokių dublikatų. Ir kaip pasiekiamas tas lygiai vieną kartą pristatymas? Ogi pasitelkiant principą vadinamą idempotentiškumo. Skamba sudėtingai, bet idėja labai paprasta. Tai veiksmas, kurį pakartojus kelis kartus, rezultatas nesikeičia po pirmo karto. Geriausias pavyzdys – šviesos jungiklis. Paspaudžiam vieną kartą, šviesa įsijungia, paspaudžiam dar kartą, 3, 10, šviesa tiesiog lieka įjungta. Rezultatas tas pats. Lygiai taip ir Kafka gali užtikrinti, kad net jei pranešimas netyčia bus išsiųstas kelis kartus, jis bus įrašytas tik vienintelį kartą. Bet yra viena klasikinė problema, kuri ne vienam programuotojui yra sukėlusi galvos skausmą. Tai bandymas išlaikyti sinchronizaciją tarp, tarkim, duomenų bazės ir Kafka. Įsivaizduokime scenarijų. Programa išsaugo naują užsakymą į duomenų bazę. Viskas puiku. Bet lygiai tą pačią sekundę, prieš išsiunčiant pranešimą apie tai į Kafka, programa ima ir užlūžta. Kas tada? Duomenų bazėje užsakymas yra, o Kafka apie jį nieko nežino. Turim nesutapimą. Šiai problemai spręsti yra labai patikimas modelis vadinamas Outbox šablonu. Jo esmė – viską daryti vienu IPO. Kai išsaugomas užsakymas į duomenų bazę, į tą pačią duomenų bazės transakciją įrašomas ir pranešimas, kurį reikia išsiųsti į Kafka. Tas pranešimas atsidūrė specialioje išeinančių laiškų lentelėje, o tada jau atskiras patikimas procesas nuolat skenuoja tą lentelę, pamato naują pranešimą, išsiunčia jį į Kafka ir tik gavęs patvirtinimą pažymi jį kaip išsiųsta. Taip užtikrinama atomiškumas. Arba įvyksta viskas, arba nieko. Duomenys niekada nepasimeta. Gerai, dabar kai jau turim bendrą vaizdą, laikas atsakyti į klausimą, kuris kyla labai dažnai. Kafka ar RabbitMQ? Kada rinktis vieną, o kada kitą? Ir atsakymas, kaip dažnai būna, yra priklauso nuo užduoties. Reikia įsivaizduoti taip. Kafka – tai tarsi milžiniška greita upė, skirta nešti didžiulius srautus. Puikiai tinka, kai reikia apdoroti didžiulius duomenų kiekius, kurti duomenų vamzdynus, fiksuoti įvykius. O štai RabbitMQ – tai labiau protingas paštininkas arba sudėtingas skirstomasis mazgas. Jis skirtas ne tiek kiekiui, kiek lankščiam ir protingam pranešimo nukreipimui. Idealiai tinka sudėtingoms užduočių eilėms, kur reikia įvairių maršrutizavimo taisyklių. Taigi, ką svarbiausia išsinešti iš viso šito pasakojimo? 4 esminiai punktai. Pirma, Kafka tai ne šiaip pranešimų eilė, o patvarus, paskirstytas žurnalas. Antra, milžiniškas mastelis pasiekiamas per skirsnius ir vartotojų grupės. Trečia, patikimumas ir saugumas per duomenų replikaciją. Ir ketvirta, lankstumas per galimybę pasirinkti reikiamą pristatymo garantiją. Ir pabaigai, mintis pamąstymui, kuri ko gero ir yra pati galingiausia. Jeigu visa duomenų istorija niekada neišnyksta, jeigu ir ji yra amžina, kokios galimybės atsiveria? Pagalvokime apie tai. Atsiranda galimybė atsukti laiką atgal, analizuoti praeitį visiškai naujais pjūviais ir netgi kurti visiškai naujas programas, kurios naudoja tą patį, bet jau istorinį, amžinai gyvą duomenų srautą.